1891. Aukštaitijoje pradėtas tiesti siaurasis geležinkelis. Savo gyvavimo pradžioje siaurukas gabeno įvairius krovinius, vežė keleivius. Štai pavyzdžiui, 1903-aisiais juo pervežta 65 000 tonų krovinių ir net 40 632 keleiviai. Vėliau jo įprastos funkcijos ėmė silpti, kol 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir pradėtas kurti kaip istorinis turistinis traukinys. Išsaugant šį istorinį kultūrinį paveldą ženkliai pagelbėjo ES struktūrinių fondų investicijos. Siaurasis geležinkelis buvo visiškai save kaip ūkinė struktūra išsisėmusi ir štai dabar visiškai baigiamas yra investicinis projektas, pritaikiant jį vėl visuomenės reikmėms. Nes turiu pasakyti, kad daug ko čia ir nebuvo. Tarkime, Siauruko Panevėžio stotyje nebuvo net tualeto, nebuvo net dalomosios medžiagos, kažkokio langelio ar kasos. Ir visa tai, žinoma, buvo labai reikalinga. Todėl atkuriant, pavyzdžiui, Panevėžio stotį, o tai yra vienas iš 8 investicinių objektų siaurajame geležinkelyje, buvo kaip tik ir atkurti tokie dalykai, kaip stoties peronai, stoginė, kur yra patogumai keleiviams, kur galima bilietą įsigyti, jeigu žinoma dar jų yra, jeigu jų dar būna, nes, pavyzdžiui, šiandien yra užgavinių traukinys, rytoj taip pat bilietų nebeturėjom jau prieš 2 savaitės. Investavus ES struktūrinių fondų lėšas jau rekonstruotos arba greitu metu bus baigtos rekonstruoti ir viešojo turizmo bei kultūros reikmėms pritaikytos siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys Anykščiai Rupikiai esančios stotys, kelio atkarpos Viadukas bei Panevėžio miesto depas, kuriame veikia kadaise tarnavusių vagonų ekspozicija. Ja gali pasigrožėti kiekvienas laukiantis atvykstant legendinio siauruko. Atkurdami tą stotį bandėm surinkti visą įmanomą vizualinę informaciją ir ją, žinoma, ir brėžinius, ir juos, žinoma, panaudojame tos stoties atkūrimui, išplėtimui ir pritaikant turizmui. Čia mes matome, praeiname pro istorinių riedmenų kolekciją, čia turime ir ledainę, ir senus medinius vagonus, ir net kelio grėdą, ir visa tai dabar, žinoma, yra jau nebenaudojama, tačiau irgi kaip viena iš mūsų paveldo dalių. Siauruke organizuojama daugybė edukacinių ir šventinių kelionių. Kalėdinė išvyka į Zuikinę, Karaliaus Mindaugo šventė, kovo 11-osios traukinys, mokslo metų baigimo šventė ir daugybė kitų. Šiandien visa Lietuva švenčia užgavėnes. Siauruko keleiviai taip pat. Net 400 kaukėmis pasidabinusių ir linksmai nusiteikusių panevėžiečių bei miesto svečių pasiruošę triukšmingai išvyti žiemą iš Lietuvos kiemo. Nes labai gerbiam ir mylim siauruką, jisai mums palinksmina pramogas, iškilos. Ką Panevėžys ir apskritai Lietuva prarastų, jeigu siauruko tokio kaip nebūtų? Savo savitumą kažkokį prarastų, nes kiek žinau, siaurukas vienintelis Lietuvoje ir gal net Europoje, ar ne? Kolektyvas švenčia jubiliejų, 15 metų, kaip kartu dirbom. Garvežys duoda signalą ir pradeda judėti šventės link. Po smagios kelionės siaurukas sustoja miško vidury. Akivaizdu, ES struktūrinių fondų investicijos davė realią naudą. Sukurtos darbo vietos ne tik siauruke besidarbuojantiems. Darbo turi ir muzikantai, ir šokėjai, renginių vedėjai, įgarsintojai bei teikiantieji maitinimo paslaugas. Siautulinga šventė prasideda. Labą dieną, iš kur atvažiavot? Iš Panevėžio. Ar pirmas iki? Kartojam, čia nepagydoma, žinok. Čia europinis toks paveldas mūsų tikrai čia pasaka. Kiekvieną šventės mes važiuojam ir dalyvaujam, tai čia be jo neįsivaizduoju Panevėžį. Geras traukinukas, visi linksmi, visi patenkinti. Kas patinka, visą laiką yra kolektyvai meno. Muzika, šokiai, sakykime, tada buvo gražiausias Skrybėlės rudenį rinkimai, tai irgi žmonės užveda. Žmonėms įdomu žino, kad ir patys turi būti linksmi ir kad juos dar kažkas palinksmins. Kelionę siauruku pasirinko ir turistas iš Didžiosios Britanijos. Beje, žiemos išvarymo šventėje jis dalyvauja jau antrą sykį. Oh, I like it. Yes, that's why I come. Yeah, I think it's very good. And we will get rid of winter. What are your impressions? I think it's great. Nice crowd of people, very friendly.
Svečias iš Didžiosios Britanijos ne vienintelis šventėje dalyvavęs užsienietis. Štai Manfredas atkeliavo iš Vokietijos. Po ES struktūrinių fondų investicijų siaurojo geležinkelio keleivių skaičius įspūdingai išaugo net 5 kartus. Kažkada mūsų klientų buvo 9 000, 8 000 per metus, o šiais metais mes jau artėjame prie 50 000 klientų ir tai ne pabaiga ir tas lankytojų skaičius, tas visuomenės žmonių, tas skaitlingumas, veržimasis į siaurą geležinkelį vis dar kyla. Ir ypatingai jis pakilo 2014 metais, kuomet buvo atlikta didžioji dalis investicijų. Ir tai, žinoma, labai padidino siauro geležinkelio patrauklumą. Jis tiesiog išryškintas buvo jo kai kurios savybės ir, žinoma, visi norime naudotis patogiais dalykais. Norim, kad peronas būtų tiesus, norime, kad būtų paslaugos, norime, kad žmonėms būtų tiesiog miela leisti jų taip vertingą gyvenimo dalį, kuris vadinasi laisvalaikis arba atostogos. Lietuva keičiasi. Šiandien tuo įsitikinome patys.